Pagarbos vertas sugrįžimas antroje rungtynių dalyje po tragiškos pirmosios ir vis dėlto nusileidot lemiamoj kovoj. Kas lėmė tą pralaimėjimą? Bet pagarbos neverta pirmoji pusė, tai tas ir lėmė tą pralaimėjimą vienareikšmiškai, nes 49 taškus pirmoji pusė prasileisti ir antroji pusė leisti tik 15 varžovų mesti, tai čia parodo vieną dalyką, jie labiau norėjo pradžioje tiesiog ir per pirmą pusę 9 puolime kamuolius pasiimti, leisti varžovams savo namuose, tai yra labai skausminga. Papildomi 9 metimai, tai antroji pusė tą apsitvarkėme, grįžome į rungtynės, bet to neužteko, o gale visada lėmė sėkmė. Jie Kretingą nusipelnė šiemet pergalę žaisti finale, nes jie galus labai gerai ir jiems sėkmė, jie turi sėkmę. Pasiteisino jūsų sprendimas žaisti žemų penketo antroje rungtynių dalyje ir tada labai prisivijot varžovus, bet paskui vėl grąžinote į aikštę Bergaudą ir tada taškas į tašką tęsiasi kova. Nemanau, kad čia mano tas sprendimas pasiteisino. Esmė tokia, kad, sakau, dvi skirtingos pusės, šito pusfinalį negali būti tiesiog. Ne tas nulėmė čia. Bendrai apibendrinant seriją, išvykose labai užtikrintai laimėjot 2 kartus, o namuose klampios rungtynės, negražios akiai ir 3 pralaimėjimai. Nepaaiškinami dalykai, paranormalūs, įdomus dalykai. Tiesiog, nežinau, čia daug psichologijos, aš manau. Tai yra pusfinaliai vis tiek, pliofai, psichologiškai sunku, nes ir šiandien, sakiau, kada pralaužėm tą psichologiją, tada ir paeis. Taip ir buvo, antroji pusė pralaužėm. Ir mums paėjo, mes pradžioj netokie išėjom, tiesiog netokie, nežinau kodėl tokie. Pernai Sūduva Mantinga laimėjo bronzos medalius, ir šiemet laukia tas mažasis finalas su Palangos Olimpu. Kiek bus motyvuoti jūsų krepšininkai? Pernai pataisysiu jūs, mes buvom 4, ne bronza, o šiaip, ką motyvuoti. Tai sezonas tęsiasi dėl 3, dėl savo garbės, turime eiti ir kovoti. Tiesiog. Nugalėtojų komandos vyriausiasis treneris Arimantas Mikaločius. Na kągi, ką tik išplėštas kelialapis į 7bet NKL finalą. Paneigtos visos skeptikų prognozės ir specialistų ir ekspertų prognozės, bet išsipildė Kazio Maksvyčio pranašystė. Na ir ką jūs pažadėjote, kad stengsitės nenuvilti savo kraštiečio. Tai kasgi čia šiandien lemiamame mūšyje lėmė jūsų tą pergalę? Oi, čia daug faktorių iš tikrųjų. Mes pradėjom iš tikrųjų 3-4 kėlinį laikyti rezultatą, turėjom žaisti krepšinį toliau, bet čia tokios rungtynės ir manėm, kad bus tokios klampės iki galo, bet gale gynyba lėmė, tai vis tiek gynėmės iki galo, patys neįmetam, bet tada svarbu apsiginti, aš kaip sakiau, Hebrai negalim, jeigu puolime nesiseka tie metimai, kur Bružas įmetė pirmoje dalyje, paskui neįmetė, reikia gintis iki galo, tai ta gynyba, aš manau, lėmė ir charakteris, žemaičiai visą laiką iki galo kovoja ir sugalvojom iki galo. Kalbant dar apie pirmąją rungtynių dalį, fantastiškai sužaistas antrasis kėlinukas, 24-11, jį laimėjote triuškinamai. Na ir čia tas turbūt ta atsarga, kurią susikrovėte ir padėjo atsilaikyti. Taip, čia garantuotai šitas antras kėlinys mums davė stimulą antroje dalyje išlaikyti tokią gerą persvarą ir pabėgti. Tai pataikymas, kurio namuose visiškai nepataikėm prieš 2 dienas, dabar atvažiuojam po 2 kėlinių, turėjom, man atrodo, 8 tritaškus įmetę, o prieš 2 dienas 3 įmetėm per 4 kėlinius. Tai aišku, tas davė pataikymas, bet nežinau, atsipalaidavo vyručiai, aš sakiau, mėgaukitės krepšiniu, nes namuose nesimėgavo krepšiniu, vėl sustingė, daug žmonių, galim seriją uždaryti, visi tokie, čia atvažiavo, sakau, mėgaukitės, bus kaip bus. Tai va, viskas gerai gavosi. Gavosi gerai ir kaip vertinat apskritai visą tą seriją, tikrai unikali serija, viską pralaimit namuose, viską laimit varžovų arenoje. Tai tą patį Marijampolę gali pasakyti, išvykai laimėjo, o namuose viską pralošė. Tai nežinau, unikali serija, nesu matęs tokios serijos, kur vien tik išvykai laimėtų, tai manau žiūrovom tik įdomiau. Aišku, labai liūdna, gal, kad namų sirgalius tiek mes liūdinam, tiek Marijampolė liūdina. Bet šiandien jie atvažiavo tokį tolimą kelią ir visą laiką gali laimingai grįžti namo. Tai dėkoju visiems, kurie fanai susirenka ir lauksiu finale jų. Ką galit pasakyti apie Sūduvos ekipą? Labai stipri komanda, fiziškumas labai geras, gerai sukomplektuota komanda, bet žinojom, nuo ko rizikuoti šiek tiek, turėjo tų silpnų vietų ir jais naudojamės tiesiog aikštelėje. Tai linkiu, visą laiką jie laimi, gal mums pagaliau
tas finalas dabar pasiseks, tai jau vis tiek medalis yra, o Marijampolė linkiu pakovoti dėl tos 3 vietos. Na, mažiausiai sidabro medalis jau kišeniai, bet apetitas auga bevalgant, o jums apetitas turbūt augo daug kartų, nes buvo daug kartų nurašyti ir daug kartų paneigdavo tas prognozes. Dabar finale netikėta pora su Jurbarku Kariu. Kas čia laukia? Nu, įdomi pora tikrai labai, ir ten veteranai yra, ir pas mūsų veteranų yra, tai manau bus toksai įdomesnis krepšinis su daug gerų sprendimų ir bandysim kiek įmanoma. Jau kaip sakot, apetis belgant jau laimėta serija irgi. Geras draugas Povilas Valaitis, treneris, kolega, kartu dirbam su vaikais. Abudu esam to miesto tokie, daug bendruomenės dalykų darom ir dabar abudu kartu finale, tai manau mėgusimės to finalu ir tiek. Ko gero, draugų finale nebus, o po finalo bus tikrai smagu apibendrinti ir atšvęsti. Taip, būtinai. Prieš rungtynės visą laiką, netgi ir šiandien su Tomu treneriu, tikrai pasišnekam, labai draugiškai ir po rungtynių draugiškai pasišnekam. Tiek jis pas mane atvažiavęs, aplošė mane, aš iš stalo paruošiu viską, kaip draugiškai, kaip ir turi būti. Tai dabar irgi su Povilu tikrai prieš rungtynės nebūsim priešai, esam draugai, o per rungtynės tai jau kariausim.